Sveikos. Noriu pristatyti vieną iš būdų, kaip aš mezgu kakliuką. Megztukas reglanas iš viršaus pradedu ne nuo apykaklės, o nuo paties megztuko. Apykaklę primezgu jau pabaigus megzti mezginį. Tai gaunas toksai kakliukas. Pasižiūriu, kur yra megztuko viduriukas iš nugarytės pusės ir pradedu, kaip yra pirma skaitosi linija mezgimo pradžios, iš priekinės pusės yra kilputė ir iš galinės pusės yra kilputė. Tai iš priekinės pusės kiekvieną kilputę kabinu siūliuką. Čia jisai gražiai pasiskirsto ta juostelė mūsų pirmoji, todėl kad nuo jos pradeda megzti ir jinai tolygiai išsidėsto. Tai taip su vašeliu, kam patogu kaip, kas su virbalu, kas su vašeliu, tai galvoju dabar su vašeliu pradėti, o paskiau jau aš pabaigsiu su virbalu rinkti akis. Ant vašelio užsidedu, vašelis patogu, kaip aš pas mane, kad būtų perstumiama į kitą pusę, kad nereiktų nukabinti, jeigu yra kotelis, tada jau tikrai nepatogu būtų užsidėti. Tai tokiu būdu renku akytes vieną po kitos ir paskiau nukabinu ant virbalo. Tai taip visą aplink turim susirinkti siūliuką. Tada mums gausis, dabar mes susirinksim iš vienos pusės, paskiau mes susirinksim iš kitos pusės. Kaip tik jau pabaiga. Didžiąją dalį aš rinkau jau su virbalu. Ir jau tada, kai jų daugiau, patogiau jau tada rinkti, gaudyti tą siūlą. Pačioj pradžioj nepatogu, nes mezginys jisai neklauso. Taip užsidedam ir užsidedam. Biškį taip atsiprašau už vaizdą, kad ne visas matosi. Nepamačiau, kad nemato kamera, biškį rankos taip nusvyro, nepripratus filmuoti. Dabar apsisuksime šitą mūsų darbą, ar ne? Mums reikėtų kitą. Čia sakau, vienas iš būdų, aš kelis būdus naudoju mezgimui. Šitas taip yra, kad iš abiejų pusių biškį kitaip gaunasi iš blogosios pusės. Kada nors, kai mėgsiu kitų būdų, tai parodysiu ir kitą būdą, kaip aš renku akutes. Dabar pasiemu kitus virbalus. Iš karto nepasakiau, virbalai turi būti plonesni, nei mezgiau patį megztinį. Ant pusę dydžio gali būti dar plonesni, nes kai kakliukas yra plonesnis, jisai gražiau. Ir dabar žiūrime juostelę, pasižiūrime ir mes traukiame akis. Iš karto dabar čia jau su virbalu pradėjau. Traukiame akis iš kitos pusės, tolygiai, žiūrint, kad būtų priešais akis ir palei tą pirmo virbalo ištrauktą akį traukiam ant šito virbalo akis. Šiaip faktas, kad turi būti ant abiejų virbalų vienodos akių skaičius. Todėl, kad mes paskiau jas naudosim kaip vienam darbui. Tai renkam dar iki galo. Kažkur pas mane gavosi virš 90 akių. Taip nebesuskaičiavau, bet virš 90 akių. 98. Būta kitas biškį gal daugiau užtemptas, sunkiau ištraukti, bet kiekvieną akutę žiūrim, kad būtų mums priekis, pirmas virbalas ir mes ant šito virbalo pasitikrinusios dedam vėl akį. Tada nereikės mums skaičiuoti ir jos bus tolygiai su kitu virbalo akim.
prisikabinam, būna ne visada tai pavyksta, bet nieko, po biškį. Mes esame mezgėjas kantrios ir judam po biškį priekį su savo darbeliais. O taip vis pasitikrinu, aš ir pasitikrinu. Nu jau tuoj į pabaigą, susižiūrim. Čia, kadangi mes jau apsisukom į kitą pusę, dabar turėsime iš gerosios pusės vėl apsukti savo darbą. Šitą antrų virbalų galima nuo kito kamuoliuko imti siūlą. Bet aš naudoju tą patį, paskui aš gražiai suvedžioju su adata paėmu siūlo galą ir viskas puikiai, niekas nesimato, kad čia buvo kažkas daryta. Nu, pats paskutinis taip sunkiausiai, paimsiu vešelį ir iškabinsiu. Čia mano paskutinis toks. Nu ir apsisukam, kaip minėjau, apsisukam mezginį. Dabar mums reikės iš priekio išmegzti iš priekio, o galinę virbalo nukabinti. Ir viską mes taip susidėsim ant vieno virbalo. Priekinę akį išmegsim blogąją akim, galima ir gerąją, bet šiom atveju aš mezgu blogąją. Matysis kakliukui ta tokia juostelė blogiųjų akių. Vėl tai biški sudėtinga megzti, nesimato mano darbas, atsiprašau. Garsinu paskiau po viso darbo. Na ir žiūrim. Sunku krapštyti, žinoma, todėl kad 2 virbalai. Su 3 dirbam. Tai nukabinam blogą. Tai skaitos nuo antro virbalo, nuo pirmo virbalo. Išmezgam blogąją akim. Ir vėl nukabinam nuo antrojo. Taip mes turime susidėti visas akutes ant vieno virbalo, paskui mes megzime su vienu, skaitos 2 virbalais. Teisingai čia, kadangi jisai yra su vadinama ta, dabar kaip lietuviškai pasakyti, valu, su valu, tai aš kaip ir vienas sakau, bet visgi dirbam 2. Taip mes aplinkui susirenkam visas akeles ant vieno virbalo. Ir vėl galinę nukabinsim. Iški nepavyko, tai galinę nukabinsim. Ir pirmo virbalo išmegsim blogąją. Vėl nukabinsim. Ir pirmo virbalo vėl išmegsim blogąją. Taip žiūrėkite, visai puikiai susidėjo man viskas ant vieno virbalo. Ir dabar, kaip mezgam tas pusinės eilės, tai skaitosi 2 guma, ar ne? Jeigu išimti virbalą, būtų 2 juostos. Tai dabar nuo antro virbalo išmezgam gerąją akim. Sukau, gerąją akimą reikia išmegzti. O nuo pirmo virbalo nukabinam. Nuo pirmo virbalo nukabinam, nuo antro išmezgam. Nuo pirmo virbalo nukabinam, nuo antro išmezgam. Ir taip sukam ratu. Sukam ratu ir gaunas mums pirma eilė antram virbalui. Dabar jau, kai pradėsime nuo pirmo virbalo megzti, tai tada mes jau
Meksime gerosiomis akimis. Taip, nukabinam gerąją akim, išmezgam, čia mūsų bus jau antra eilė pirmojo virbalo. Išmezgam gerąją akim, nukabinam, išmezgam gerąją akim. Taip mezgam aplink ratu. Ir šitaip mezgam tokiu būdu. Šiuo atveju aš mezgu 2 eilės, galima 3, galima 5. Kokio pločio norite tą dalį dvigubą daryti. Tai čia viskas nuo jūsų modeliuko, nuo jūsų fantazijos ir noro. Va. Dabar mezgam, skaitosi jau nuo antro virbalo. Dar čia dabaigsim tą mūsų pirmą eilę pirmo virbalo. Ir pradėsim megzti nuo antro skaitos virbalo, jau galinę dalį. Tai dabar įsimezgam blogąją akim ir nukeliam pirmo virbalo dalį. Įsumezgam blogąją akim, nukeliam pirmo virbalo. Ir taip iki galo. Sumezgam, nukeliam, sumezgam, nukeliam. Sumezgam, nukeliam. Ir mums gausis dabar pramegzta pirma eilė antro virbalo. Tai va, tokiu būdu mezgat, kaip sakiau, kiek jums reikia eilučių. Toliau mes turėsime susikelti 2 akis į vieną akį sumegsi. Tai vieną gerąją akim išmegsim 2 akis. 2 akis kabinam, išmezgam gerąją ir taip ratu mezgam gerosiom po 2 akis. Ir mums gaunasi pirminės 98 akis, kai buvo ant vieno virbalo. Tai mums tiek turi būti akių. Toliau mes megsime jau skaitos gumelę, vieną ant vieno, kokio norite aukščio. Norite aukštesnį kakliuką, aš siūlyčiau pramezgus ten norimą aukštį, tada platinti iš abiejų pusių šonuose, kas gal 5 eilės, kokius 3 kartus platinti, kad gražiai užsidėtų kakliukas ant skaitos kaklo dalis, ant tos apatinės dalies, nes jeigu mes visą vienodai darysim, labai negražiai gulės ant kaklo. Pasižiūrėkite ir parduotuvėje, jeigu yra golfukai, jie yra platesni į viršų. Tai va toks pastebėjimas. Na ir dabar turime uždaryti, jau mano norimas yra šitas aukštis, išmezgu gerą akim gerąją, blogą akim blogąją ir paimu tą pirmą akį, užkabinu, perkeliu per kitą akį. Jeigu geroji, tai tą blogąją akį perkeliu. Ir vėl blogą akį blogąją mezgu, perkeliu pirmą akį. Biški čia man pabėgo. Visko būna. O kai mezgu, vis tiek siūlas biški rykštas, siūlas iš babinų, toksai. Tai va, blogoji, užkeliam vėl pirmą. Toliau man pagal raštą eina geroji, užkeliu prieš tai išmegztą akį. Ir taip ratu mezgam, kol baigiame visą gaminį uždaryti.
Pabaigę gaminį uždaryti, gauname štai tokį kakliuką. Vat, jisai turi tą juostelę mano 2 akių aukščio. Gražiai krenta.